Sveiki, esu Martynas iš kompanijos Uponor. Šiaip mūsų stende jūs galite pamatyti visus sprendimus skirtus gyvenamajam namui. Daugiau orientuojamės į tą galutinį vartotoją, tai yra žmogus atėjęs pas mus į stendą ras visko, ko reikia jo namui. Kad būtų kokybiškas, techniškai pažangus, ekonomiškas ir, kaip sako, neatsiliktų nuo šiuolaikinių tendencijų. Komfortui ir gerai gyvenimo kokybei. Esu Darius Kemeraitis, atstovauju BVDR. Mes pristatom pagrindinę stogo dangas. Stogo dangos pas mus yra parodoj trijų, tai yra skardinės stogo dangos, tai yra banguoti lakštai ir betoniniai šerpės. Aktualu, kas yra šiandienai žmonėm, tai yra naujovės, tai yra nauji produktai, naujos spalvos, naujos technologijos. Parodoje Resta mes pristatom iš tiesų daug įvairių dalykų, skirtų tiek individualiems statytojams, tiek renovacijai ir galų gale tiek profesionalams statybininkam. Galbūt pirmiausia pradėčiau nuo individualių statytojų, todėl kad mes pristatom išmintingą investiciją, kadangi visas požiūris į tai, ką mes šiltiname ir kuo mes šiltiname, tai iš tiesų yra investicija į mūsų gerą gyvenimą, į mūsų komfortą, kadangi patalpose praleidžiam apie 90% laiko, čia Pasaulio sveikatos organizacija taip yra apskaičiavus, todėl iš tiesų tų pastatų kokybė ir mūsų gyvenimo kokybė turi tiesioginės sąsajas. Tai štai čia mes matom, reiškia, pagrindinius tokius dalykus, ką mes norim akcentuoti, kad šiltindami parodą akmens vata jūs ne tik sutaupote pinigus, bet dar turite naudojate nedegę medžiagą, kuri, reiškia, neprisidės prie gaisro plitimo, jeigu nedaug dieve toks dalykas įvyktų. Mūsų atitverinės konstrukcijos sienos yra kvėpuojančios apšiltintos parodą akmens vata. Pati investicija yra šiltinant parodą vata, piniginė išraiška yra antiek nereikšminga, mes esam paskaičiavę, sakykime, renovuojamo pastato šiltinimo variantą su vata ir su polistireniniu putplasčiu. Tai 50 kvadratinių metrų putui tas skirtumas yra apie 150 eurų, priklauso vėlgi nuo pastato ir aukštingumo, bet iš principo mes kalbam apie tokio lygio skaičius, kurie, žiūrint iš 10 metų investicijos prasmės, kai mes kalbam apie 15 ar 20 eurų per metus, tai tikriausiai nėra tas įspūdingas skaičius, kuris turėtų sąlygoti, neapsvarstyti varianto apie nedegias ir tinkamas medžiagas, kurios sukuria mums kvėpuojančias sienas, sukuria patalpų vidaus komfortą, nes gerai izoliuoja garsą. Ir pati ta technologija yra sukurta gamtos, nes idėja kilo mokslininkam, kada jie pamatė išsiliejus vulkanui, kaip yra, reiškia, sukuriama gamtos vatos plaušai, kurie paskui gamyboje realiai yra surišami į vieną kilimą Vilniaus gamykloje. UAB Monier, techninis vadovas Artūras Eigminas. Šydel produktų gamoje šiais metais ypač aktualu yra sandarumas. Tai vienas iš mūsų pristatomų dūmtraukių yra Šydel Absolute. Kadangi nuo lapkričio 1 dienos galiojantis nauji normatyvai dėl statinių energetinio efektyvumo, tai labai svarbu yra konstrukcijos sandarumas. Įprasti moduliniai dūmtraukiai, moduliniai keraminiai dūmtraukiai turi būti vėdinami, ventiliuojami, tai yra vėdinamas jų izoliacinis sluoksnis ir tai sąlygoja jų nesandarumą. Tai reiškia, jų iš esmės negalima įrengti sandariame name, tai sistema Absolute turi integruotą izoliacinį sluoksnį, kurio nereikia vėdinti, nes tai yra naudojama ne mineralinė medžiaga, tai yra naudojamas izoliacinis puto betonas ir to sąlygojant mums jo nereikia vėdinti ir tai yra sandari sistema. Be to visi naudojami komponentai taipogi yra užtikrinantys sandarumą, tiek išvalymo durelės, tiek kondensatų nuvedimas, prijungimo elementai ir taip toliau. Iš esmės tai yra vienintelis produktas šiuo metu rinkoje Lietuvoje, kurį užtenka tik nutinkuoti ir jis jau gali būti įrengiamas A ar aukštesnės klasės efektyvumo name.
pareigos yra marketingo vadovė. Šioje parodoje mes norime akcentuoti, matyti, svarbiausia iš šių dienų aktualijų, tai yra energetinį naudingumą. Ir praktiškai tai, ką mes šiandien eksponuojame ir ką norime atkreipti dėmesį, tai yra mūsų patys naujausi produktai, kurie būtent skirti tam, kad pasiektume kuo aukštesnę energetinio naudingumo klasę, A klasės pastatams. Vienas iš tų pavyzdžių, čia galite matyti mūsų langų rėmus, kurie praktiškai visiškai rinkos naujiena yra, pristatomi Lietuvoje pirmą kartą, praktiškai analogų Lietuvoje dar kas nėra.